Gerai, reikia naujo dviračio ieškoti. Nes matot, yra tokias 2 problemos. Pirma, kad noriu išbėgti Ironmaną ir šitas dviratis tikrai neatlaikys jo. Ir dar antra, kad aš visiškai nežinau, kaip tokį dviratį išsirinkti. Nes atrodo, tų dviračių yra 1000, bet jeigu pradėsim nuo pradžių, yra tik 5 pagrindinės rūšys, iš kurių 2 man visiškai netinka. Nu ir tas triatlonis biškiau verkilas gal. Tai man atrodo, tada galima rinktis road bike. Tiktais reikia nepamiršti, kad būtų karboninis rėmas, diskiniai stabdžiai ir dar atlankį karboninį. Nu ir viskas. Nelabai žinau, ką daugiau žiūrėti, kai renkės dviračius. Ir man atrodo, bus Lietuva pigiau dar nusipirkti. Tai radau panašus skelbimą. Taip, klausau. Sveiki, čia dėl dviračio. Gal galima apžiūrėti būtų jį? Nu, žinokit, čia biškai sunkiai bus, nes dabar 2 savaitėm išvažiavęs aš atostogų. Tai, viskas aišku tada. Nu ką, tada reikės grįžti atgal ir vėl 2 savaitės važinės su to gendančiu ir lūžtančiu ir vos pavažiuot galinčiu dviračiu.